Savaitgalį baigėsi National Golf Resort vykęs Lietuvos golfo federacijos organizuojamas Lietuvos atvirasis golfo mėgėjų čempionatas. 3 dienas trukusios varžybos sutraukė golfo žaidėjus ne tik iš Lietuvos, bet ir Švedijos, Rusijos, Baltarusijos ir Latvijos. Čempionate dalyvavo daugiau nei 10 Latvių žaidėjų, tarp kurių Latvijos golfo federacijos prezidentas Vytautas Tučkus ir buvęs Latvijos premjeras Vilis Krištopanis. Lietuvos atvirajame golfo mėgėjų čempionate dalyvavo 76 žaidėjai, iš jų 9 moterys. Geriausios šalies golfo žaidėjos vardą išsaugojo Miglė Rusteikaitė. 275 smūgių rezultatu Lietuvos atvirajame golfo mėgėjų čempionate iškovojusi 1 vietą. Antroji vieta atiteko Ainiai Martinkėnaitei, trečioji klaipėdietei Ingai Česnakienei. Viskas ir oras buvo stiprus vėjas gana. Buvo ir biški lietaus. Šiaip laukas geras, tikrai nesiskundžiu. O konkurencijos irgi nebuvo, tai nebuvo jokio streso. Bet tiesiog nepasisekė ir tiek. Tai žodžiu, kai buvai, taip ir esi geriausia Lietuvoje tarp moterų. Lygtais jo. Tai kodėl sakai, kad nepasisekė? Tiesiog būna dienų, kai nesiseka ir tiek. Arba užsibrėžus kažkokį rezultatą? Norėjau sužaisti geriau savo handicapą, bet dėja taip nesigavo. Tarp vyrų žaidėjų geriausiu pripažintas Kornelijus Baliukonis, kurio 3 dienų rezultatas 228 smūgiai. Antrą vietą 248 smūgių rezultatu iškovojo Juozapas Budrikis. Trečią vietą Mindaugas Markevičius. Kitos prizinės vietos atiteko žaidėjams iš Latvijos. Tai kaip sekėsi, kaip pats vertini savo žaidimą čempionate? Labai blogai. Kodėl? Nes sužaidžiau, labai daug smūgių pridariau. Rezultatas buvo labai blogas, dėl to esu visiškai nepatenkintas. Bet vis tiek laimėjai 1 vietą. Laimėjau 1 vietą, bet ne dėl 1 vietos šiaip žaidžiau, kad geras būtų rezultatas ir norėjusi gerai sužaisti, bet išėjo taip, kad net prasčiau sužaidžiau negu praeitais metais. Todėl tikrai nesu patenkintas. Orai tik tokie buvo, tikrai virtę iššūkių žaidėjams. Palaukit, orus mes tikrai užsakėm. Ketvirtadienį matėt, kokia buvo liūtis, o dabar, kai pažiūrėkit, oras. Fantastinis oras, viskas gerai, iššūkis visą laiką Klaipėdoje yra, nes pučia stiprus vėjai. Ir žaidėjai turi prie šito prisitaikyti. Ir tam ir yra tie praksis raundai, atvažiuoja, pabando, įsitikina ir kaip matėte, Vilniečiam, Kauniečiam nekylo jokių problemų, nes visi prizininkai vis dėlto ne iš Klaipėdos. Taip, kad viskas buvo gerai ir visi prisitaikė ir visi sugebėjo sužaisti. Rugpjūčio 4 dieną golfo žaidėjai laukiami Lietuvos golfo federacijos ir žurnalo IQ reitinginėme turnyre, kuris vyks golfo klube VV Golf Club.